Labas rytas visiems mūsų žiūrintiems. Visur Lietuvoje yra puikiai dirbančių, gražiai gyvenančių ir vargstančių žmonių taip pat. O mylinčių ir gerbiančių savo kraštą su žiburiu tikrai nereikia ieškoti. Šiandien pasakosime apie europinę paramą regioniniams amatų centrams, apie Baltijos traktoriaus protesto akciją, apie išradingus mažosios Lietuvos gyventojus, žąsis ir atgaivinamą žąsų turgų. Bus ir gimtosios žemės konkursas – 6 žąsys su 6 žąsyčiais. Treniruokitės, o kai paskelbsime konkursą, dalyvaukite. Pirmiausia, pasakosime apie tai, kaip ES parama pasitarnauja tradicinių amatų centrų kūrimui ir plėtrai. Pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama, visoje Lietuvoje bus įsteigta 18 regioninių amatų centrų. Šiuo metu didžioji dalis amatų centrų jau vykdo savo veiklą, o netrukus duris tradicinio amatų puoselėtojams turėtų atverti dar 3 amatų centrai. Vienas seniausių Lietuvoje Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centras šiais metais lankytojus pakvietė į naujas patalpas, įsikūrusias pilnai rekonstruotoje Gruževskių dvaro ansamblio oficinoje. Gražu tai, kas išliko sena. Aišku, kai buvo pradėta restauracija, tai čia buvo baisu, nes ir pastoliai jau nebelaikė sienos, nebebuvo konstrukcijų, sienos išpuvusios, tiek medinės, tiek mūrai jau galėjo pelės lakstyt, grindų nebeturėjom. Pastato rekonstrukcija kainavo beveik 1 milijoną litų. Beveik 700 000 litų iš šios sumos sudarė ES parama tradicinių amatų centro plėtrai skirta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Kaimo atnaujinimas ir plėtra. Šiuo metu Kuršėnų amatų centre veikia keramikos, mezgimo, vėlimo, juostų rišimo ir kitos tradiciniams regiono amatams skirtos dirbtuvės. Netrukus ketinama sumontuoti ir autentiškas audimo stakles. Galėsim tikrai pristatyti ir reprezentuoti Lietuvą ir toliau jaunąją kartą, nes tik per jaunąją kartą mes susigrąžinsim savo tą išskirtinumą iš visų kitų. 73 tautodalininkai, iš jų 15 yra jau jaunesnio amžiaus, visi yra jau vyresnio. Tai šitie meistrai būtent yra mokytojai, perdavėjai tų tradicijų. Su kaimo plėtros fondo parama steigiami arba plečiami regioniniai amatų centrai skirti visų tradicinių amatų puoselėjimui. Tačiau kiekvienas centras ypatingą dėmesį skiria amatams, kurie labiausiai atspindi regiono specifiką. Baltijos šalių žemdirbiai parūdijusią techniką riedėdami į Briuselį mano įtikinsiantys ES šalių vadovus, kad nusipelno tokios pačios paramos kaip ir jų kolegos iš vakarų. Žemdirbiai Briuselį tikisi pasiekti lapkričio 22-ąją. Tada čia vyksiančiame vadovų tarybos posėdyje dalyvaus ES valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos komisijos pirmininkas ir vyks derybos dėl ES daugiametės finansinės programos. Pamatėm, kad tik tais kalbant vienu balsu ir keliant vienodus reikalavimus, turiu omenyje 3 Baltijos šalių, įmanoma pasiekti rezultato, nes iš esmės iš tikrųjų tiek Latvijos, tiek Lietuvos ir Estijos ūkininkai yra maždaug vienodoje situacijoje ir Europos komisija siūlo maždaug vienodą Baltijos šalių ateitį. Ir žinoma, mes su tuo niekaip sutikti negalim, nes tai yra diskriminacinės sąlygos, tai yra iškreipia pagrindinę Europos vertybę, tai yra vienodas konkurencinės sąlygas. Ir be abejo, ir šita akcija nėra paskutinė, o lapkričio 22 3 Baltijos šalių ūkininkai šitą traktorių pasitiks Briuselyje ir dar kartą bandys ES šalių vadovų susitikime priminti apie save, priminti apie savo situaciją ir priminti, ko mes reikalaujame naujoje bendrosios žemės ūkio politikoje. Ūkininkavimo sąnaudos Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje nėra mažesnės nei kitose ES šalyse. Be to aplinkosaugos, gyvūnų gerovės, maisto saugos ir kiti reikalavimai, beje griežčiausi pasaulyje, yra vienodi visoje ES.
Europoje tai yra nieko naujo, nes mes matom senų ES šalių patirtį ir ūkininkų patirtį ir visi svarbesni, rimtesni žemės ūkio politikos klausimai dažnai sprendžiami tokiu būdu, nes reikia pripažinti, kad Europos biurokratai, Briuselio biurokratai užsidarę savo kabinetuose kartais užmiršta, kas dedasi ant žemės. Ir tokiu būdu tokia forma, ko gero, yra efektyviausia priminimo. Bet be abejo, be politikų, be dėrybų, be ekspertų darbas vis tiek nebus padarytas. Mūsų pareiga yra iškelti problemą, ją akcentuoti, o politikų yra galutinai susidėrėti. Ir aišku, kad vis dėlto galutinį sprendimą priims ES šalių vadovai, tame tarp ir mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir iš tikrųjų labai norėtųsi, kad ir jos pozicija būtų tvirta, nors jinai išsakė savo paramą žemdirbiam ir paramą Lietuvos reikalavimam. Ir tikrai norėtųsi, kad ta politika iki galo išliktų nuosekli, nes priešingu atveju Baltijos žemės ūkis neturi jokios ateities. Galiu tą pasakyti vienareikšmiškai. Tačiau Europos komisijos siūlymų tiesioginės išmokos Baltijos šalims iki 2020-ųjų turėtų išaugti tik daugiau nei 30%. Ir tai būtų vis tiek beveik perpus mažiau nei ES vidurkis. Latviai pasisako už tai, kad išmokos būtų 90% ES vidurkio, o Lietuva reikalauja, kad tos išmokos būtų 100% ES vidurkio. Be abejo, koks bus rezultatas, vėlgi pirmiausia reikalingos dėrybos. Ir mes manom, kad dėrybos turi prasidėti nuo 100%. Ir mes pirmiausia turim būti pakviesti tas dėrybos. Kol kas dialogas vyksta tokia forma, tai yra mitingai, priminimai, akcijos ir tokių rimtų dėrybų kol kas nevyksta. Ir iš anksto sutikti su 90% lygių mes tikrai negalim. O visa kita iš esmės yra labai panašu. Aišku, dabartinės išmokos šiek tiek skiriasi, jos Lietuvoje yra didžiausios, bet Latvijos ir Estijos yra nežymiai mažesnės. O kalbant apie ateitį, apie naują bendrosios žemės ūkio politiką ir siūlymus, tai iš esmės situacija yra analogiška visom trim Baltijos šalim. Ir reikalavimai nauji, kurie bus numatyti toje bendroje žemės ūkio politikoje, tai yra ir žalinimas, ir jaunojo ūkininko savoka, ir aktyvaus ūkininko savoka bus identiški. Viskas priklauso nuo to, koks bus paramos lygis. Tai yra svarbiausia. Baltijos šalių žemdirbiai šią protesto akciją reikalauja teisingos ir sąžiningos ES bendrosios žemės ūkio politikos ir didesnių tiesioginių išmokų. Visur einam kartu su vienodais reikalavimais, juo labiau, kad mes žemdirbių atstovų susitikime ir sutarėm, kad negalim mes išsiskirti kažkokiais atskirais reikalavimais, nes Briuseliui to tik reikia ir tik tais mūsų šalių vienybė gali duoti rezultatą. Po pertraukėlės pasakosime apie išradingus mažosios Lietuvos gyventojus. Apsilankysime atgaivinamame žąsų turguje. Bus ir gimtosios žemės konkursas. 6 žąsys su 6 žąsyčiais. Treniruokitės, o kai paskelbsime konkursą ir dalyvaukite.